Labadiena, gerbėmieji žiūrovai. Šiandien mes su jumis susitinkame Kauno rajone, Raudondvario stadione. Pradėsiu, gal po šios atakos iškart labai aštri ataka, kamuolys aikštelė ir smūgis į virpstą. Na, pirmą minutę netgi. Aukštai skrieja kamuolys, Meda Šeškutė iššoka. Na ir daug emocijų, bet viskas baigėsi. Na ir žiūrim, baudinės. Taip, 11 buvo sprendimas priimtas. 1-0. Tiksliai, stipriai ir Laura Spenazato realizuoja baudinį. Tiesą sakant, kol kas viskas logiška. Gintra geriau pradėjo rungtynes. Priminsiu, ar ne 16 sekundę jau turėjo realią galimybę išsiveršti į priekį. Kamuolys pataikė į virpstą. Reikia žaisti toliau. Ir dar vienas perdavimas. Vėl Prosevičiūtė. Smūgis į tolimą kampą šalia vartų. Ar prie pirmo virpstos. Skrieja kamuolys ir dar, norėjau sakyti, dar vienas įvartis. Atrodė, kad ten... Ojojoj, čia Meda Šeškutė vos neprisižaidė. Blaževičiūtė veržėsi į baudos aikštelę. Smūgis ir kamuolį atrėmė dar kartą Žalgirio. Ir dar vienos rungtynės vyks Širvintose, kur antrą vietą užima. Ojojoj, koks smūgis ir įvartis. Į patį vartų kampą Laura Spenazata dar pademonstruoja savo numerį. Labai gražus įvartis, kuris ko gero jau gal ne visai galutinį tašką deda šios dienos rungtynėse, bet gerokai priartina. Tuo tarpu skuta kairiuoju kraštu Tereza Romanovskaja. Perdavimas, na ir smūgis iš geros situacijos smūgiavo. Užbaigti atakos nesugeba. Vis tik tai tas žaidimas atvira koja. Na ir žiūrim. Gero traukiama kortelė ir traukiama raudonos spalvos kortelė. Rungtynės baigėsi. Aidė finalinis teisėjos švilpukas 2-0.